Sveiki visi, dar kartelį sugrįžti į jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata. Šis video yra pirmas iš šio kanalo video, kurį žiūrite, tai būtinai užsiprenumeruokite, kad pažiūrėtumėte ankstesnius video ir nepraleistumėte ateinančių video. O šį kartą aš jums filmuoju vienos iš jūsų prašymų, Ernestos Valiukienės prašymų, nes turiu čia užsirašysi. Filmuoju apžvalgą šitos paletės iš Urban Decay, Alisos paletės trumpiau tariant, iš Urban Decay, taip sakant, apžvalgą. Ačiū Ernesto už šį prašymą ir apskritai už visus paliekamus komentarus šiame kanale. Tad jeigu jums įdomu išgirsti, kągi aš manau apie šią paletę, likite žiūrėti šį video. Na, pirmiausia, turbūt pradėsime nuo pakuotės, kaip visą laiką. Ir tai buvo turbūt pirmas dalykas, kuris patraukė mano dėmesį, jau nekalbant apie spalvas, nes tikrai Urban Decay pasistengė šiuo atveju, ar ne? Dėžutė, štai tokia nuostabi graži kartoninė dėžutė, kurioje buvo įdėta šita paletė. Aš ją pirkau per vieną pardavėją, eBay pardavėją, taip sakant, ar ne? Ir kitoje pusėje, kaip visą laiką, man atrodo visą laiką, tradiciškai Urban Decay mums pateikia šešėlių spalvas, kokios yra paletėje spalvos, taip sakant, ar ne? Ir su visais pavadinimais ir šiaip su aprašymais, ar ne? Čia rašo, kad 20 visiškai naujų spalvų, taip sakant, kurių mes negalime rasti kitose Urban Decay paletėse, taip sakant, ir taip pat informacija, kur pagaminta, supakuota ir taip toliau panašiai. Sudėtis, taip sakant, pagrindinis ingredientas yra talkas, kuris būna praktiškai visose šešėliuose pagrindinis ingredientas arba vienas iš pagrindinių ingredientų. Žodžiu, dėžutė nuostabi, tikrai spalvos, man atrodo, netgi kažkaip, kaip čia pavadinti, atspindi tai, ką rasime viduje, tai sakant, atspindi turinį, ar ne? Ir čia, žinoma, yra pavadinimas paletės, beje, yra toks kaip reliefas, tarsi galėčiau pavadinti, nes jaučiasi, išspaustos raidės, sakykime, tas rėmas, tas veidrodis, ne, visa kita, netgi tos gėlės ir tie drugeliai, žodžiu, labai graži dėžutė. Ir toje dėžutėje, kita dėžutė, taip sakant, ar ne, bet šiuo atveju tai yra jau paletė atrodytų, kad turėtume tradiciškai atidaryti tą paletę štai šitaip ir rasti spalvas, taip sakant, ar ne, šešėlius, bet šita paletė yra nedaug tiksliau, bet yra sudėtingesnė šiek tiek, bet kartu ir storesnė, tai galėčiau pasakyti, kad nėra labai patogu su ją keliauti, mano manimu, dėl to, kad jinai užima tikrai labai nemažai vietos ir be to pati paletė iškrenta labai paprastai. Man atrodo, būtų buvę visai neblogai, jeigu būtų buvęs kažkoks magnetas, pavyzdžiui, šitoj pusėje, kuris pritrauktų tą paletę ir ją pavertus štai šitaip, jinai tiesiog neiškristų, ar ne, pavadinkime taip. Čia mano tokia nuomonė, bet šiaip yra, teoriškai, jeigu norite išimti paletę, tai teoriškai yra šitas dalykėlis, ar ne, bet jinai pati tiesiog išslysta, kaip matote, nereikia labai čia daug kažko daryti. O viršutinėje dalyje, kas yra labai gražu, bet iš tiesų padaro, kad paletė, tiesiog dėl tos priežasties jinai storesnė, tai viduje yra veidrodis. Ir parašyta We are all met here. Žodžiu, labai faina, tikrai susijęs su istorija. Ir čia yra pirmoji frazė, taip sakant, I'm not strange, weird, off or crazy. My reality is just different from yours. Ir man atrodo tikrai atspindi personažą, jeigu taip galima pasakyti. Ir čia yra kita frazė, irgi ant pačios paletės, ar ne, nugarėlės. I know who I was when I got up this morning, but I must have changed several times just then. Tai, žodžiu, labai faina. Ir dar čia šitas langelis atsidaro. Ir jame yra drugelis. Irgi kita priežastis, dėl kurios aš norėjau tos paletės, tai yra drugelis. Aš esu drugelių mylėtoja, man labai patinka tie drugeliai. Drugeliai, žodžiu. Tai va, tai pereiname gal jau dabar prie paletės. Pati dėžutė, kaip sakau, ganėtinai nepatogi keliavimui ir šiaip laikymui, nes užima nemažai vietos. Ir, kaip sakiau, ta dalis, kad jinai iškrenta, išslysta, ar kaip čia pavadinti, ar ne. Bet iš kitos pusės patogu, nes tą dėžę pasidedat į šalį ir naudojate paletę, ne. Na, čia kaip
kaip pažiūrėsi, taip sakant, ne? Turi savo šepetėlį, kurio aš nenaudojau, todėl yra dar netgi savo plastike. Iš visų mano turimų Urban Decay šepetėlių, kurie buvo su kažkokia viena ar kita palete, tai gal vienas šepetėlis man ir patiko, bet šitas negaliu pasakyti, kad man patiks, nes jau turiu vieną panašų, iš kokios čia būtų firmos, iš firmos, iš kokios paletės, dabar reikėtų pagalvoti. Man atrodo, kaip šitas iš Vice paletės, labai panašus šepetėlį, tai nežinau, ar man patiks, tiesą sakant, pasižiūrėsime. Ir jis yra irgi dekoruotas tom pačiom spalvom ir iš kitos pusės yra štai toks. Na, gal šitą pusę dar ir panaudosiu. Daug, sakau, apie šepetėlį pasakyti negaliu, nes dar jo nenaudojau. Ir kaip matote, paletėje yra 20 spalvų, kaip jau ir minėjau. Ir taip tiesiog, užmetus tiesiog akį, matosi, kad dominuoja iš esmės ryškios spalvos, tai pavadinkime. Tai jeigu jūs esate, sakykime, labiau neutralių, natūralių spalvų naudotojai, ar ne, ir nelabai mėgstate žaisti su spalvomis, sakykime, kasdienėme makiaže, sakykime taip, tai manau, kad nelabai šita paletė, nelabai būtų jums verta ją pirkti dėl, sakykime, dėl 5 spalvų, ar ne, ir mokėti, neatsimenu, gal $60 kainavo šitą paletę, o žinoma, kokia eBay ar Amazon dabar kainuoja daug daugiau, jeigu jos jau nebeįmanoma gauti parduotuvėj, tai tikrai dėl kokių 5 spalvų pirkti 20 spalvų paletę tikrai, manau, neapsimoka, bet jeigu jūs mėgstate pažaisti su spalvomis kaip žalia, mėlyna, rožinė, oranžinė ir taip toliau ir panašiai, tai kodėlgi ne, ar ne, galima išbandyti. Galiu pasakyti, kad iš esmės esu panaudojusi praktiškai turbūt visas spalvas. Jeigu kokią praleidau, vieną ar dvi, tai jau čia daug, sakykime. Tai tokia kaip bendra nuomonė, galėčiau pasakyti, kad tikrai pigmentacija yra labai netgi nebloga. Iš Urban Decay palečių apskritai galėčiau pasakyti, kad mažiausiai man patinka visą laiką tos, kurios turi blizgučių kaip šita, bet blizgučių tų tokių stambių, kur iš esmės šešėlio spalvos, spalvą išgauti yra labai sunku. Ir tai yra pagrindinė spalva mano makiaže šiandien ir šitą makiažą įkelsiu, manau, vėliau po šitos apžvalgos. Tai Dream On yra būtent toksai šešėlis, kuris atrodo labai gražiai žiūrėsi, taip sakant, paletėje, bet iš tiesų su juo sunku dirbti, nes byra ir iš esmės spalvą, sakau, išgauti sudėtinga. Kai blizgučiai yra labai labai smulkus, kaip, pavyzdžiui, šešėlyje Cake arba Gone Matte, tai jų praktiškai, kai juos naudojate, praktiškai net nesimato. Čia visai kas kitas, sakykime taip. Bet kai yra toksai, grinai kaip sumaltas blizgutis, tai tas glitteris, ar kaip čia vadin, tai bent jau Urban Decay paletėse man nelabai patinka dažniausiai. O šiaip kalbant apie spalvas, tai yra čia nemažai ir matinių spalvų, tiek neutralių, kaip, pavyzdžiui, Reflection, Dormouse, Chessboard ir taip toliau. Ir šitą mėlyną taip pat, ar ne? Ir yra, kaip sakiau, su smulkiais blizgučiais, kaip šita Heads Will Roll, Time, Cake ir taip toliau ir panašiai. Ir tokių satin, ar kaip pasakyti, ar ne? Tai kaip šita Royal Flush, pavyzdžiui, šitas šešėlis irgi toks panašus. Šitie šešėliai Lily yra labai įdomus, atrodo balkšvi, bet jie yra dvichromiai, taip sakant, ne? Ant voko turi tokį rausvą atspindį, labai įdomų šešėlį, iš tiesų tokie apgaulingi, galėčiau pasakyti. Šioje paletėje aš galėčiau pasakyti, kad šviesiaodėms bent jau, turbūt, čia jau mano nuomonė, trūksta tokios šviesesnės šiek tiek rusvos spalvos, pereinančiai spalvai, sakykime, ne, akies linkiui, tai dažniausiai aš naudoju tik šitą Reflection, tokią persikinę spalvą, nes šitos dvi, man atrodo, šiek tiek per tamsios tam reikalui, bent jau šviesiai odai. Ir taip pat antakios ryčiai, ar ne, pašviesinti antakį, tai čia, man atrodo, iš šviesios ir tamsesnės odos žmonėms. Iš esmės tinka tik tai šita spalva ir šita yra blizgi, šita yra matinė, bet šita yra labai labai šviesiai rožinė. Ir reikia būti atsargiam, kad tas antakis neatrodytų rožinis, sakykime, nes šitie šešėliai, nors jie atrodo šviesus ir puikiai tiktų antakios ryčiai, bet, kaip sakiau, jie turi atspindį rožinį, tai
kaip ir turbūt nelabai, nebent tokia makiažo idėja būtų, ne, kurį jūs darysitės. Tai iš esmės tokie, na, sakykime, trūkumai, kuriuos aš matau, o dabar aš jums padarysiu keletą tų pavyzdėlių, kad galėtumėte pasižiūrėti, na, kaip atrodo tos spalvos, nors mano savo Instagrame jau prieš kurį laiką įkėliau, man atrodo, pavyzdžius, galite tenai nueit pasižiūrėti, bet noriu, kad ir video turėtumėte pavyzdžių. Taigi, čia galite dabar pamatyti visas spalvas ant mano rankų, štai įskaitant ir tą violetinę, tą blizgutį violetinį, taip sakant, mano pirštai visi yra purvini dabar. Iš tiesų, galėčiau pasakyti, kad matinės spalvos, na, jų pigmentacija šiek tiek prastesnė, sakykime, nėra prasta, bet yra prastesnė, ypač, pavyzdžiui, mėlynos spalvos, bet mėlyna paprastai yra ta spalva, na, kurią sunku padaryti, kad jinai gerai pigmentuotų, sakykime taip. Bet tos, kurios yra tokios švytinčios spalvos, kaip šitos, pavyzdžiui, tikrai nuostabios, tokios sviestinės, kreminės, taip sakykime, tikrai labai gera pigmentacija. Jeigu manęs klaustumėte, ar šita paletė tikrai, dabar neatsimenu, man atrodo, kainavo $60, ar jinai verta $60, galbūt ne, bet kokių 40, po $2 už šešėlius, manau, tikrai visai duočiau, sakyčiau, bet jau aš sutikčiau mokėti, sakykime, aš jau dabar neatsimenu, kiek aš sumokėjau, gal $50. Tai šitą, bet vėlgi pasikartosiu, jeigu jūs naudojate tik natūralias spalvas, rusvas, persikinės, auksinės ir panašiai, tai tikrai šitą paletę nemanau, kad skirta jums ir nemanau, kad verta leisti pinigus, sakykime, tam. Bet jeigu jūs mėgstate žaisti su spalvomis, tai kodėlgi ne, nes tikrai čia jų netrūksta ir, sakau, tik tai su matinėmis spalvomis reikia šiek tiek padirbėti daugiau ir su tom mėlynom, sakykime, ar ne, reikia turėti, na, omeny, kad, sakykime, jeigu norite tos ryškios mėlynos, tai reikės padirbėti, ar ne, arba su šita, kuri byra, sakykime, kuris yra grinai maltas blizgutis, gliteris, bet šiaip bendrai, sakykime, mano nuomonė tikrai yra labai netgi nebloga ir nežinau, aš tikrai patenkinta ir aš tikrai naudosiu šitą paletę ateityje, sakykime, ar ne, gal kartu su kitomis paletėmis kažką kombinuosiu ir taip toliau ir panašiai, bet kalbant jau ne šiaip apie pakuotę, o apie jos turinį, tai tikrai neblogas produktas. Tai tiek iki čia ta mano apžvalga, tikiuosi, kad buvo naudinga ne tik tai prašiusiai, taip sakant, šitą apžvalgą, bet ir kitiems ir kitoms iš jūsų, kurie gal nesusprendė ar išleisti tos pinigėlius perkant per eBay ar Amazon, ar kur jūs perkat, ir nusipirkti šitą paletę ar ne. Tai aš tikiuosi, kad mano nuoširdį nuomonė jums padėjo, kaip sakant, šitos paletės niekas man nepadovanojo, niekas neatidavė nemokamai, aš sumokėjau savo pinigus. Tai sakau, gal $60 ne, bet už 40 tai aš tikrai, manau, ją pirkčiau dar kartelį, galėčiau taip pasakyti, ar ne? Ir nieko, jeigu jūs turite jau šią paletę ir esate jau ją naudojusios ne vieną ir ne du kartus, tai irgi parašykite savo nuomonę komentaruose, kad, na, susidarytų žmonės kažkokią maždaug platesnę nuomonę, ne, gal jums visiškai nepatinka ta paletė dėl vienos ar kitos priežasties, o gal jums labai patinka, žodžiu, rašykite viską komentaruose. Ir nieko, lauksiu kitų jūsų prašymų, o dabar siunčiu daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitame video kitą kartą. Liežuvis jau nebenori šnekėti. Iki. Purvinom rankom. Iki.